Rokiškis – miestas prie pat sienos su Latvija, nuo seno garsus dvarų kultūra, žemdirbiškomis tradicijomis ir pačia giliausia pagarba amatams. Rokiškio profesinio mokymo centras yra moderni, nuolat auganti, atvira ugdymo įstaiga, kurios pagrindinis tikslas – ruošti darbo rinkai reikalingus specialistus, suteikti galimybę kiekvienam žmogui tobulėti ir kurti savo ateitį. Kasmet rengiame įvairių sričių specialistus, kurie sėkmingai įsilieja į darbo rinką, kuria savo verslus arba tęsia mokslus aukštosiose mokyklose. Didžiuojamės, kad mūsų mokymo centras kasmet tampa vis patrauklesnis jaunimo pasirinkimui, o taipogi ir suaugusiems. Savivaldos bendradarbiavimas su profesinio mokymo centru rajono vadovo teigimu ne tik naudingas, gyvybiškai svarbus abiems pusėms. Džiaugiamės tuo, kad profesinio rengimo centras yra čia mūsų rajone ir drąsiai galiu sakyti, tai yra vienas, bent jau regione tikrai geriausias ir galim kalbėti netgi Lietuvoje. Tuo aš esu įsitikinęs ir kalbame apie gražią mūsų bendrystę, gražų bendradarbiavimą ir savitarpio pagalbą ir supratimą. O tai yra pagalba ne tik verslui, bet ir savivaldai. Tai yra trūkstamos darbo jėgos užpildymas mūsų įstaigose, tiek sveikatos priežiūros įstaigose, tiek socialinės paskirties įstaigose, tiek kitose srityse. Tuo pačiu džiaugiamės galėdami prisidėti ir mes prie profesinio rengimo centro, prie jų veiklų ir to bendradarbiavimo. Tai tas rajonui ir visam regionui duoda didžiulę naudą. Mes džiaugiamės šio centro profesionalumu, personalo ir vadovybės profesionalumu ir gebėjimu atliepti ir pagauti tą lūkestį, koks yra rajone, koks yra darbo poreikis, koks bus poreikis, po kurio laiko ir jų gebėjimas prisitaikyti ir pritaikyti programas ir sugebėti paruošti tam reikalingus žmonės. Tai mes tuo iš tikrųjų labai didžiuojamės. Ir išties, kad džiaugsmo būtų apsčiai, konditerių valioje. Jie tikrai žino, kaip pasaldinti gyvenimą. Dauguma pagalvoja apie pamokas, mintise iškyla tikriausiai egzaminai, testai, sunkus mokslai, bet pravėrus mūsų kabineto duris čia to nepamatysite. Pas mus kvepia šviežiamis bandelėmis, duona, pyragais ir žinoma didelė kūryba. Tai atėję mokytis į konditerio profesiją, mokiniai gauna ne tik teorinės žinias, bet ir labai didelę praktiką. Čia jie ir minko tešlas, ir dekoruoja tortus, ir kepa duoną, ir žinoma, užsiema modernių desertų gamybą. Pasirinkę šią profesiją, mokiniai išmoksta ne tik gaminti desertus, bet išmoksta ir dirbti komandoje, atsakingumo, kurti įvairius skonius, savus receptus, bendrauti su klientais, priimti užsakymus. Galbūt ateityje baigę mokslus jie atsidarys savo kepyklas, o galbūt dirbs tiesiog labai mėgstamą darbą. Net patys žinomiausi meistrai sudegina sausainius, juokiasi mokytoja. Tai smagūs prisiminimai. Prisiminimų turi ir Jurgita. Vaikystės kepyklėlės kvapą, paauglystėje keptų tortų skonį. Po nieko bendra su konditerija neturinčių studijų vis tiek atsirado ten, kur širdžiai miela. Šeimai gamindavau visom šventėm, ten tortus, pyragus kepdavau savaitgaliais, irgi visokius keksiukus. Nusprendžiau pabaigti ir tapti profesionalę konditerę. Tiesiog norėjau patobulinti savo įgūdžius, išmokti naujovių visokių. Domino darbas su šokoladu, jo temperavimas, bet taip pat neatmetu galimybės, kad kažkur ir dirbti toliau su konditerija. Nes ir kuri grožį žmonėms ir tiesiog labai malonus procesas toks kūrybinis. Interjero apipavidalintojų rūpestis – estetiškas, funkcionalus, gyvenamųjų ar viešųjų patalpų įrengimas. Šios profesijos žmogus rengia interjero planus, sudarinėja juos su įvairiom programom kompiuteriniam, tai būtų dvimatis, trimatis modeliavimas,
išmokstam naudoti įvairias medžiagas. Tai būtų medis, plastikas, polistirolas. Mes jį naudojam suformuoti įvairias, kaip sakykime, interjero elementus. Ne? Tai būtų paveikslų gamyba, net ir paprastų karpinių gamyba, kuriuos paskui pritaikom vitrinam ar kažkam kitam. Džiovintos gėlės. Aišku, šitai specialybei labai padeda, jeigu mokinys turi kažkiek meniškumo, tai tiesiog yra lengviau įsivaizduoti, ką jis nori padaryti. Kurie mažiau prie meno, tie gal geriau skaito brėžinius. Ne? Tai brėžinių sudarimas ir jų skaitimas irgi yra aktualus. Mokiniai, kurie baigia šitą specialybę, gali dirbti įvairiose vietose. Sakykime, kaip pavyzdys būtų, kad ir statybose, ta pati braižyba naudojama ir statybose yra, meno galerijose, dizaino studijose, arba dirbti individualiai. Interjero apipavidalintojo profesiją, pasakoja Rapolas, rinkosi todėl, kad labai sudomino trimatis projektavimas ir galimybė kurti interjero planus. Bet darbo priemonė tapo ne tik kompiuteris. Išmokam dekoracijas kurti, sienų dekorą, plytų imitaciją, akmenų. Šiaip labai naudingas darbas. Manau, kad dirbsiu. Savo verslą susikursiu. Padėti žmogui, slaugytojo padėjėjo ir individualios priežiūros darbuotojo pagrindinis tikslas. Slaugytojo padėjėjo profesijos mokiniai dažniausiai dirba asmens sveikatos priežiūros įstaigose, o individualios priežiūros darbuotojų mokiniai baigę studijas dirba labiau socialinių paslaugų srityje. Mūsų mokymo centre didelis dėmesys yra skiriamas teoriniams ir praktiniams pamokoms. Teorinių pamokų metu mokiniai mokinasi žmogaus anatomiją, fiziologiją, asmens higieną, kaip reikia padėti pacientams, o praktinių pamokų metu jie įgyja savo darbinius įgūdžius. Dažnai vykstame į tam skirtas gydymo įstaigas, socialinių paslaugų įstaigas. Ten mokiniai gali susipažinti su realiu darbu ir darbo aplinka, pabendrauti su pacientais bei paslaugų gavėjais, todėl jie dažniau pamato realią darbo aplinką. Taip pat mums labai svarbu parengti specialistą, kuris jaustųsi kvalifikuotas ir pasitikinti savimi, išeidamas į darbo rinką. Pasirinkau šią profesiją, norėdama persikvalifikuoti ir atėjo gal turbūt tas momentas, kai noriu save kažkur kitur realizuoti ir besimokydama čia supratau, kad man tai kaip asmenybei daug atnešė, kad aš savim daugiau pasitikiu, įgijau labai daug profesinių, teorinių ir praktikinių įgūdžių. Pasirinkau šią specialybę būtent todėl, kad norėjau padėti žmonėms ir prisidėti prie jų gerovės. Taip pat džiaugiuosi, kad yra galimybė mokytis pagal pameistrystės sutartį, tai leidžia mokytis realioje darbo vietoje, kaupti patirtį ir geriau pasirengti būsimam darbui. Sprendimų, kaip rengti specialistus reikalingus ne tik šiandien, bet ir ateityje, Rokiškio profesinio mokymo centras ieško kartu su socialiniais partneriais. Vienas svarbiausių mūsų veiklos prioritetų – glaudus bendradarbiavimas su verslu. Darbdaviai aktyviai dalyvauja rengiant mokymo turinį, priima mokinius į praktikas, įsitraukia į pameistrystės procesus. O mes ypatingą dėmesį skiriame pameistrystei. Mūsų centro mokinių dalyvavimas pameistrystėje viršija šalies vidurkį. Tai rodo darbdavių pasitikėjimą mūsų centru. Pameistrystė suteikia galimybę mokytis darbo vietoje, o verslui auginti būsimus darbuotojus pagal savo poreikius. Būtent pameistrystės formą profesinėms žinioms įgyti naudojasi kosmetikė Erika, besimokanti Rokiškio profesinio mokymo centre ir dirbanti My Time grožio studijoje. Specialistui tai naudinga dirbti pagal trišalę sutartį, tai mokykla, darbdavys ir aš, specialistas, mokinys. Per pameistrystę aš galiu tuo pačiu ir mokytis, ir dirbti, ir užsidirbti. Ir
ir tuo pat metu ir mokausi, ir augu, ir tobulėju, ir turiu darbą su klientais, bendravimą, tobulinu savo įgūdžius ir žinias. Šioje studijoje po mokslų Erika ketina ir pasilikti, o paskui ateis metas įgyvendinti ilgai puoselėtas svajones. Juk jau pačioje žmogaus prigimtyje užkoduotas troškimas – būti gražiam. Rūpintis savo kūnu – viso gyvenimo tikslas, sako My Time įkūrėja Justina, pabrėžianti, kad grožio industrija Rokiškyje išgyvena aukso amžių. Jau kai aš įkūriau verslą, tai ateidavo mergaitės praktikai. Tai labai iš tikrųjų fainės, jos susipažįsta su visa sistema, su administracija, su viskuo ir dažnai lieka ir dirbti. Tai nes pasiliekam. Arba individualią veiklą pasiėm, arba kitaip. Ir pameistrystė irgi yra vienas iš tų būdų, kada tiesiog su mokykla bendradarbiaujam, jos ateina čionais į realią tą darbo vietą ir, žodžiu, laimi visi. Ir mokykla dėl to, kad jos čionais jau, skaitykim, kvalifikaciją savo keliasi dar labiau net negu gal moksluose, dėl to, kad čia yra reali darbo vieta. Ir aišku, tenais mokyklai vėl žmogus yra jau realiai darbo vietoje, kur 100% tikriausiai jis įsidarbins. Tai tikrai yra mergaičių, kurios čionais buvo, atidirbo, praktikas atliko ir pas mus dabar, jeigu nesumeluosiu, tikriausiai 8 yra iš profesinio mokymo centro. Mūsų yra 25 dabar kolektyve per 2 salonus. Tai čia yra daug, o šiaip pas mus Rokišky jau yra apie 150 legaliai dirbančių specialistų grožio srity. Ir visos pilnos, yra pilnos vietos, visur visą laiką būna užimta. Čia aš apie visą Rokiškį kalbu. Tai ir kai aš nuvažiuoju į mokymus, kažkokius salonų vadovų, kažkokius mentorystės, tai visą laiką stebisi, kaip mes taip daug dirbam, kiek mūsų yra daug, kaip salonai įsilaiko pas mus, nesakau, žmonės tiesiog pas mus gražus. Tai ir tikrai nori jie ateiti čia. Gamyboje vienas paklausiausių – suvirintojo amatas. Esam nedidelė įmonė Rokiškio pakraštyje. Užsiemam nestandartinių įrenginių pramoniai gamybą. Dirbam jau 20 metų, virš 20. Ir labai senai ir daug bendradarbiaujam su šia mokymo įstaiga. Dažniausia profesija, kurią mes renkamės, tai yra suvirintojai. Taip pat, aišku, ir šaltkalvių reikia, bet pagrindinė profesija suvirintojai. Esam ne kartą padarę tokį kaip būdą apmokyti mokinius būtent įmonėje. Tai mokymas įvykdavo netgi savaitę arba 2, su mokytoju atvažiuodavo kartu mokiniai. Pati geriausia pamoka yra būtent darbo aplinkoje. Tai tas labai mums gerai pavyko. Iš tų visų mokinių, netgi, čia buvo prieš 2 metus, atsimenu, netgi gal 4 mokiniai liko dirbti pas mus. Tai ir taip mainos būdu, bet vis gaunam ir kai kurie lieka, kai kurie išeina, bet ši mokykla mums labai naudinga. Šiandien suvirintojas turi išmanyti technologijas, skaityti brėžinius, dirbti tiksliai ir atsakingai. Mūsų suvirintojo programa suteikia galimybę mokytis įvairių suvirinimo būdų, nuo rankinio lankinio iki mig-mag ir tik suvirinimo. Mokiniai mokosi ne tik virinti metalą, bet ir suprasti visą gamybos procesą, dirbti saugiai bei kokybiškai. Tai profesija, kuri reikalinga statybose, gamyklose, energetikoje ir daugelioje kitų sričių. Ruošiamės įgyvendinti naują programą mechanizuoto, orbitinio ir robotizuoto suvirintojų įrenginių operatorius. Tai jau naujos kartos specialybė. Čia žmogus dirba ne tik rankomis, bet ir valdo modernes automatinės sistemas bei suvirinimo robotus. Tokie specialistai šiandien labai reikalingi pažangiose įmonėse. Mokiniai mokosi programuoti įrangą, valdyti roboto sistemas, prižiūrėti technologinius procesus ir užtikrinti darbo kokybę. Tarp populiariausių mokinių pasirinkimų – transporto priemonių remontininko profesija. Ja galima įgyti baigus 10 arba 12 klasių. Yra ganėtinai paklausi specialybė, ypatingai miestuose, automobilių šaltkalviai remontininkai, nors mūsų specialybė vadinasi remontininkai, tai mes ganėtinai plataus masto specialistus paruošiam, kas liečia automobilių remontą. Naudojam šiuolaikišką įrangą,
ta įranga reguliariai atsinaujina, programos, diagnostinės sistemos, patys variklių modeliai. Tai, žodžiu, nenusenusi mokykla ir nuolat tobulėjanti jinai. Tuo labiau, kad turim daug galimybių tiek Erasmus programos, tiek darbas ir mokslas pameistrystės programos pagrindu, tiek, aišku, čia mokykloje visos žinios gaunamos, tiek praktinės, tiek teorinės. Aišku, profesinis mokslas labiau orientuojasi į praktinius užsiėmimus. Ketvirtadalis arba netgi trečdalis tik tai yra iš visų užsiėmimų teoriniai dalykai, daugiau viskas yra per darbą, per vaizdą, viskas praktinės užduotys, tikri automobiliai arba jų imitacijos, tam tikrų mazgų imitacijos. Tai visi darbai realiose vietose faktiškai. Metai iš metų, sakykime, didieji miesto arba rajono servisai įmonės automobilių remonto prašo, klausia, noriai sutinka priimti praktiką atlikti. Dalis moksleivių po praktikos lieka tose įmonėse. Paklausi specialybė pačiam rajone tikrai dažnai sulaukiam pavasarį iš servisų atstovų, ar galim kažką pasiūlyti, ar turim norinčių dirbti. Pradėjau mokytis prieš 2 metus čionais, šiais metais jau baigiu ir noriu labai padėkoti šiaip pačiai mokyklai Vienuto, nes suteikia daug sąlygų mokytis ir dirbti pagal pameistrystės programą ir leido dalyvauti konkursuose. Ir labai noriu padėkoti savo mokytojams Dariui Kišūnui ir Skirmantui Kasieliui dėl konkurso. Tai ten dalyvavau šiais metais geriausias Lietuvos rytų regiono automechanikas, kuriame užėmiau 2. vietą ir išleido į Erasmus Plus programą, kurioje 3 savaitės praleidau Vokietijoje ir tenais pagilinau savo žinias. O štai improvizuotų podiumų žingsniuoja siuvėjų modeliai. Nuo pirmo dygsnio madingiausi apdarai, jų kūrybinių ambicijų išraiška. Apskritai, visa aktyvi profesinio mokymo bendruomenė dovana Europai. Neatsitiktinai čia surengta Erasmus Plus projekto sklaidos konferencija. Rokiškio profesinio mokymo centro bendruomenė Erasmus Plus projektuose dalyvauja jau nuo 2011 metų. Na, o 2021 metais mokykla gavo Erasmus Plus akreditaciją. Per metus į Erasmus stažuotės išvyksta apie 100 mūsų profesinio mokymo centro mokinių ir mokytojų. Stažuotėse dalyvavome beveik visose ES šalise. Bet Erasmus Plus pirmiausia yra ne apie keliones. Tai apie žmonių patirtį, augimą ir pokyčius. Mokiniai išvykę į stažuotės užsienyje atlieka praktikas įmonėse. Kaip karjeros specialistė pastebiu, kad ši patirtis plečia mokinių profesinį akiratį, drąsiau planuoja savo profesinį kelią. Erasmus projektuose mes mokomės ne tik iš kitų, bet ir dalijamės savo patirtimi. Pastaraisiais metais vis dažniau tampame ir priimančią organizaciją. Stažuočių metu taip pat turime galimybę palyginti profesinio mokymo bazes, aplinkas, naudojamą įrangą. Ir pastebime, kad mūsų profesinio mokymo bazės, įranga yra lygiavertės su kitų užsienio šalių profesinio mokymo bazėmis, o kartais net ir pažangesnės. Vadinasi, einame labai teisinga linkme, tampame gerosios praktikos pavyzdžiu. Rokiškio profesinio mokymo centras amatą siūlo rinktis kuo anksčiau. Ir kodėlgi ne, jei pasiūlymai įvairūs ir pagal galimybės visiems. Mokiniai besimokantys 9-10 klasėje vietoj technologijų dalyko renkasi pagal savo patinkančią profesinio mokymo programą modulį ir taip jau mūsų tikslas yra suteikti mokiniams galimybę nuo kuo ankstyvesnio amžiaus pažinti juos dominančias specialybės. Kaip ir kasmet, taip pat ir šiemet kviečiame mokinius turinčius specialiuosius ugdymosi poreikius ateiti pas mus ir įgyti profesiją.
Šiais metais siūlome naują specialybę, tai yra duonos ir pyrago giminių kepėjo programą. Tai kviečiame mokinius, kurie mokosi pagal individualizuotas bendro ugdymo programas, ateiti pas mus į Rokiškio profesinio mokymo centrą ir toliau tęsti mokslus, įgyti naujų praktinių įgūdžių, pasiruošti savarankiškam gyvenimui ir darbo rinkai. Nemažiau svarbus mokymasis visą gyvenimą. Centre organizuojami suaugusių mokymai, kvalifikacijos tobulinimo programos, vykdomi įvairūs projektai, leidžiantys žmonėms įgyti naujų kompetencijų bei persikvalifikuoti pagal besikeičiančius darbo rinkos poreikius. Nuolat investuojame į modernę mokymosi aplinką, atnaujiname mokymo bazes, diegiame tvarumo principus, rūpinamės energijos efektyvumu, kuriame šiuolaikišką ugdymo aplinką. Didžiausias pasiekimas tai yra mūsų mokiniai, kurie randa savo kelią. Mokytojai, kurie įkvepia ir padeda augti, socialiniai partneriai, kurie pasitiki mūsų darbu. Absolventai, kurie savo pasiekimais garsina Rokiškio profesinio mokymo centrą Lietuvoje ir už jos ribų. Mūsų misija – ugdyti kompetentingą, atsakingą ir savo ateitį kuriančią asmenybę. O mūsų vizija – būti šiuolaikiško profesinio mokymo centru, kuris augina specialistus reikalingus rytdienos Lietuvai. Ateik, išbandyk profesiją, atrask savo galimybės ir kurk savo ateitį kartu su Rokiškio profesinio mokymo centru.